gimdymo metu, ypatingai jau nuo 2 ir 3 trimestro yra išimami judesiai, kurie įtraukia pilvo preso pratimus ir ypatingai atsilenkimai į priekį, pavyzdžiui, visi yra išimami, šoninis pilvo presas galima stiprinti. Yra išimami judesiai, kai mama gulasi ant pilvo, pavyzdžiui, kobros asana, kada tiesiog rankytės į priekį ir ant pilvo mes ir žiūrime į viršų. Tai mes čia norime pasaugoti pilvelio visą erdvę ir pilvelio tiesiog kūdikėlio neužspausti, nespausti. Tai visi pratimai ant pilvo yra nuimami. Taip pat labai stiprus išsilenkimai atgal, jeigu mes tą tokį tradicinį liaudišką tiltelį dabar įsivaizduotumėm, tai irgi yra išimami tokie pratimai tiesiog, kad nebūtų labai stiprių išlenkimų. Taip pat visi atviri išsukimai galimi. Tai pavyzdžiui, kai viena koja pastatyta priekį ir ta pati ranka ant žemės ir mes atsiveriame į šoną, tai šitaip mes galime pratimą atlikti. Bet jeigu tai būtų išsuktas, viena koja ir priešinga ranka ir mes kitą ranką į viršų keliame, jau yra išsukimas, stiprus išsukimas pilvelyje jaučiamas ir jau tokie išsukimai neleidžiami. Tai čia vėlgi labai svarbu jausti save, savo kūną, kiek to išsukimo apskritai reikia mamai, nes nėščiųjų jogo išsukimai tie atviri, jie yra atliekami, bet juos reikia vėlgi pagal save, nepertempiant. Kuo pilvelis didesnis, kūdikėlis labiau auga, tuo sunkiau tuos išsukimus atlikti, tai čia vėlgi su tokia savęs priežiūra. Taip pat, jeigu mama nėra patyrusi, tai nerekomenduojama stotis ant galvos ar daryti bet kokių apverstų asanų, kada mama tiesiog žemyn galvą stovėtų, bet jeigu praktika atliekama su profesionalu, su priežiūra, tai iš tikrųjų kūdikiui tai nekenkia tie atsistojimai ant galvos, čia labiau dėl mamos saugumo. Ir dar kas yra rekomenduojama, tai aišku nedaryti jogos, pavyzdžiui, karštos jogos, tokia yra Bikram jogos pakraipa, tai jau mama turėtų tikrai nebelankyti karštų jogos pamokų, jeigu tokias lankė, nes tiesiog tai yra per didelis intensyvumas. Tai tokie būtų pagrindiniai šitie niuansai.